28 metų kino kronikos. Tai Šiaulių aušros muziejus, kurdamas ekspoziciją Frenkelio viloje, sumanė čia atkurti retro kino teatrą Kapitol, kuris kažkada veikė Šiauliuose. Ir tiesiog tą sumanimą įgyvendindami mes pradėjome ieškoti senosios Šiaulių kino kronikos, kurioje buvo pavaizduotas Šiaulių miestas, senieji Šiauliai, tai yra tarpukario laikotarpiu. Ir mums pavyko rasti valstybės archyve filmuotos kino kronikos. Tai yra 1928 metų filmuota Šiaulių kino kronika, kurioje pavaizduotas miestas. Jos yra išlikę nedaug, tai yra apie šiek tiek daugiau kaip 20 minučių filmuotos medžiagos apie Šiaulius. Kaip nebūtų keista, šitą filmuotą medžiagą darė Latvijos operatoriai atvykę iš Rygos. Ir joje yra pavaizduoti senieji Šiauliai, 28 metai, pavaizduotas pats miestas, pramonė, svarbiausios įmonės, architektūros paveldas, mūsų Šventojo Petro Povilo, sakykime taip, dabartinė katedra, tuometinė bažnyčia, centrinė aikštė ir aišku yra pavaizduota dar taip pat valstybinės švenčių fragmentai, tai yra paradai, eitynės įvairių visuomeninių organizacijų, kariuomenės, gaisrininkų ir panašiai. Tai šita medžiaga yra labai unikali, tiesiog mes didžiuojamės, kad Šiauliai turi pakankamai daug, tai yra beveik virš 20 minučių filmuotos medžiagos, kur galime nagrinėti Šiaulių miesto architektūrą, istoriją, pamatyti asmenybę, žmonės, pagrindinius, sakykime, tai pramonę, prekybos įmonės ir panašiai. Tai yra unikalu, nes kiek žinom, kad kiti miestai nėra išsaugoję tiek daug tos filmuotos medžiagos tarpukarinės, nes ir pats, sakykime, Vilnius, šiuo atveju Lietuvos sostinė, neturi tiek daug filmuotos medžiagos. Kaunas šiek tiek daugiau, sakykime, ir kiti miestai. Tai ta juosta, sakykime, taip kopija padaryta kronikos senųjų Šiaulių dokumentinės, ji yra saugoma šiuo metu Šiaulių aušros muziejuje ir tiesiog visi lankytojai, kurie apsilanko Frenkelio viloje, užeina į Kapitol kino teatrą, gali pamatyti senosius Šiaulius. Mes tiesiog betarpiškai demonstruojam ir leidžiam tą senąją kroniką, kad susidarytų bendras vaizdas, kaip atrodė Šiauliai, nes dabartinius Šiaulius visi mato, o tą senąją, sakykime taip, Šiaulių panoramą jau pamatyti mažai kas gali, taip kad tiesiog demonstruojame ją Kapitol kino teatro salėje. Ir kalbant apie kino paveldo, sakykime, kino juostų ir fiksuotų tam tikrų dokumentinių dalykų, aušros muziejuje yra ir daugiau. Be jokios abejonės yra labai įdomus momentas, tai kad Šiauliuose, sakykime, Šiauliuose jau karo metais, tai yra kaip tik 1943, tai yra jau vokiečių okupacijos metais, muziejus funkcionavo ir veikė ir jau vykdomos buvo etnografinės ekspedicijos po Šiaurės Lietuvos regioną. Tai yra, regionas yra pakankamai platus, tai yra beveik nuo Latvijos pasienio iki Raseinių, jeigu imti taip, sakykime, geografinę prasme į pietus. Tai yra nuo Panevėžio realiai iki pat Baltijos jūros, tai yra Kretingos ir Plungės. Tai muziejininkai važinėdavo po įvairius miestelius ir kaimus, rinkdavo medžiagą, prašinėdavo, fotografuodavo, fiksuodavo tą esamą situaciją, rinkdavo eksponatus. Tas mūsų etnografinis archyvas yra labai unikalus ir labai įdomus, bet vedant prie kino kronikos, sakykime, ir fiksuotų vaizdų istorijos, reikėtų paminėti, kad muziejininkai pradėjo ir filmuoti tuo metu. Kodėl aš paminėjau tuos 43 metus? Dėl to, kad iš 43 metų yra išlikusi filmuota kronika, tai yra rekonstrukcija senųjų lietuvių amatų, tai yra žvejybos ežere ir upėje senaisiais, sakykime, žvejybos metodais. Tai yra tinklai su tam tikrais, reiškia, įtaisais, yra traukiamas tinklas nuo kranto, visa ta technologija yra pavaizduota šitame nufilmuotame filme. Tas filmas yra filmuotas labai įdomiom aplinkybėm ir labai įdomiom sąlygom. Žinom iš istorijos šaltinių, kad specialiai muziejui buvo užsakyta kino kamera, ji buvo atgabenta iš Berlyno. Tai ir, sakykime, taip pat skraidinta iš Šiaulių aerouostą vokiečių ir perduota muziejininkams. Ir muziejininkai šitą kamerą kūrė tuos pirmosius filmus, tai yra tas etnografinės žvejybos, ką jau minėjau. Ta žvejyba yra filmuota Bijotės ežere ir Dubysoje, dabartinėje, sakykime, dabartinėje vietoje netoli Bubių. Ir tas visas procesas yra nufilmuotas. Tai tiek yra ta įdomi istorija, kad ir ta kamera šiuo metu, kurie buvo filmuotas tas filmas, mums ją pavyko surasti. Ji buvo saugoma Vilniuje pas
archeologą Urbanavičių, jis tiesiog irgi taip pat yra kino mėgėjas ir yra daug kūręs filmų įvairių ir filmavęs paveldo objektus. Taip jau susiklosti aplinkybės, kad šitą kamerą iš žmogaus, sakykime, iš rankų į rankas pakliuvo pas jį ir tiesiog mes sužinom, kad tai yra ta pati atgabenta iš Vokietijos ir šitą kamerą mums pavyko, reiškia, gauti dovanų. Tai šiuo metu mes saugome ir turime ir patį tą filmą nufilmuotą, reiškia, žvejybos tą visą, reiškia, procesą etnografiniu būdu ir, sakykime, taip aprašyta ir užfiksuota. Ir taip pat turim ir tą kamerą, su kuria buvo kurtas tas filmas. Ir dar labai įdomi ir unikali medžiaga, kurią taip pat muziejininkams pavyko rasti, tai yra 1944 metų įsimintinas ir labai įspūdingas, sakykime, tai buvo vis tik tai didžiulis milžiniškas darbas, kurį atliko muziejininkai pasitelkę talkininkus, artėjant frontui prie Šiaulių. Muziejininkai nusprendė visus eksponatus, kurie buvo saugomi, jų tada buvo arti 40 000, sudėti į dėžes, supakuoti, aprašyti ir tiesiog tas visas dėžes išgabenti į 50 saugyklų, kurios buvo išmėtytos po visą Šiaulių apskritį. Tai yra ir Šiaulių bažnyčios rūsiai, tai yra ir įvairūs dvarai, pas ūkininkus vežė, tiesiog vežė ir slėpė visus eksponatus. Kiekvienoje dėžėje buvo aprašai, kad tai yra Šiaulių aušros muziejaus eksponatai. Jie buvo surašyti 3 kalbom - lietuviškai, rusiškai ir vokiškai. Ir buvo sąrašai eksponatų. Ir kad kiekvienas, kuris radė šitą dėžę, jeigu nelaimė atsitiktų ar subombarduotų, ar žūtų, sakykime, tas pastatas, kad kas nors ištraukęs tą dėžę galėtų perskaityti ir suprasti, kad tai yra Šiaulių aušros muziejaus eksponatai ir juos būtina atiduoti muziejui, kad tai yra Lietuvos valstybės turtas, kad tai yra paveldas mūsų. Tai tokį darbą bedarant yra užfiksuota keletą minučių išlikusi kronika, kaip moksleiviai konkrečiai padeda, reiškia, vykdyti šitą evakuaciją eksponatų, jeigu tai būtų galima pasakyti, iš muziejaus rūmų. Šiauliuose Aušros alėje 47 tiesiog yra nešami eksponatai, yra pakuojamos dėžės ir panašiai. Tai va tos filmuotos medžiagos gabaliukas yra taip pat išlikęs ir saugomas šiuo metu Šiaulių Aušros muziejuje. Tai yra muziejininkų užfiksuoti vaizdai. Ir be jokios abejonės, kad ir vėlesni laikotarpiai, tai yra jau tarybinės, sakykime taip, tas laikotarpis, sovietinis laikotarpis, jau tai nuo 1944 iki pat 1990 metų, muziejus taip pat epizodiškai rinko įvairią filmuotą medžiagą. Tai yra įvairios kino juostos. Tai yra daugiausiai mėgėjų, sakykime, kurtos juostos, įvairūs epizodai iš tam tikrų istorinių įvykių. Iš tokių paminėtinų galima ten, sakykime, kad ir filmas apie Gerardą Bogdanovičių, arba, sakykime, filmas yra, kuris mums, sakykime, taip atminčiai yra sukurtas Vincento Vaitiekūno, žinomo muziejininko, sakykime, nusipelniusio daug Šiauliams ir Šiaulių aušros muziejų laidotuvių, sakykime, fragmentai užfiksuoti. Yra ir įvairių proginių, sakykime, sovietinių tokių proginių, sakykime, kurtų filmų, kuriuose yra tam tikros, sakykime, galbūt ir ideologinės šventės pavaizduotos, bet tai nėra nei kainuojamas turtas dabar istorijai, kai mes galim pamatyti tos visus gyvus vaizdus. Ir tiesiog ta medžiaga yra unikali, nes tos filmuotos medžiagos nėra tiek daug ir kaip sakoma, ji greit nyksta ir ją reikia pakankamai subtiliai saugoti, nes jos ir saugojimo sąlygos ir sudarimas, sakykime, tos galimybės, kad būtų galima dar po kiek tai metų ją peržiūrėti, tai yra pakankamai sudėtingos, nes tai reikalauja ir sąnaudų, ir laiko, ir kvalifikacijos. Dabar gal apie Gerardą Bogdanovičių truputį, ką mes kalbėjom, tą patį kamerą. Dar vienas yra labai įdomus epizodas, kad kaip tik Šiaulių aušros muziejus rengia Gerardo Bogdanovičiaus didžiulį katalogą, tai yra viso jo gyvenimo darbų saugomų Lietuvos muziejuose katalogą. Mes esame priskaičiavę daugiau kaip 3500 įvairių darbų, kuriuos yra sukūręs Gerardas Bogdanovičius, tai yra garsus šiaulietis, dailininkas, ilgametis mūsų ir muziejaus bičiulis. Aišku, be jokios abejonės jo veikla yra labai plati, nes kai kurie iš jų, sakykime taip, šiuolaikinių menotyrininkų laiko, tai kaip ir dizaino pradininkų Lietuvoje, nes jis apart, reiškia, tapybos, grafikos darbų, jis užsiėmė tokių taikomąją, sakykime, tokia pritaikymų dailės, tai yra įvairūs lankstinukai, plakatai, viršeliai, saldainių dėžutės, pakeliai saldainiams, sakykime, ir visiems kitiems dalykams. Tai iš tikrųjų tai yra labai platus spektras jo veiklos. Ir berenkant medžiagą ir bestudijuojant pasirodė, kad jis buvo taip pat ir meninės fotografijos toks populiarintojas ir yra išlikę keletą jo meninių nuotraukų darytų. Ir tarp jo nuotraukų mums pavyko aptikti kai kurių tokios medžiagos, kuri mums pradedant renkant medžiagą privedė prie to, kad iš tikrųjų jo istorija yra labai įdomi ir kad Gerardą Bogdanovičių mes galime laikyti vienu iš
lietuvių aktorių, kuris vienas iš pirmųjų galbūt, o gal netgi ir pirmasis, kuris nusifilmavo begarsiuose filmuose. Ta istorija mus privedė prie to, kad mes radome fragmentus iš kino juostų, tai tiesiog negatyvus tam tikrus padarytus iš kino juostų, kuriuose yra užfiksuotas Gerardas Bagdonavičius, dar būdamas 15-16 metų, paauglys, nusifilmavęs begarsiuose filmuose carinės Rusijos tuometinės, sakykime, Jaroslavlio pastatytoje kino studijoje. Ta istorija yra tokia, kad 1915 metais, artėjant prie Šiaulių, reiškia, kaizerinės Vokietijos kariuomeniai, šiauliečiai buvo traukėsi į Rusiją, traukėsi nuo karo baisumų ir Gerardas Bagdonavičius su šeima pasitraukė į Jaroslavlį. Ir matyt, ten kaip tik buvo, reiškia, sukurti paviljonai ir buvo studija, kurioje buvo filmuojami begarsiai filmai. Ir nežinau kokiam aplinkybėm, bet matyt jis, kaip ir tipažas, kaip ir aktorius, rodė turbūt savo iniciatyvą, nes žmogus buvo neeilinis. Siūlėsi matyti, tai buvo pakankamai nauji šiuolaikiniai dalykai, kurie, šiuolaikiški, tuometiniai, tai buvo labai tokie atraktyvūs, matyti įdomus, nes kinas, kaip pasakyti, 15-16 metai, tai iš tikrųjų tai yra tokia pradžia kino galbūt mūsų regione. Ir to filmavimo metu jis siūlėsi ir, kiek mes žinom, jis ir nusifilmavęs ne vienoje 10 filmų. Aišku, jis aktorius buvo ne pirmojo plano, tai jisai buvo arba, sakykime, pagalbininkas, arba antro plano, sakykime, tam tikrose siužetuose dalyvavo, bet tuose filmuose jisai filmavosi. Ir va tai yra labai įdomi istorija, kad tai yra vienas iš pirmųjų begarsių filmų aktorių. Tai yra mūsų Gerardas Bagdonavičius, šiaulietis, sakykime, dailininkas, kuris gyveno čia šalia mūsų ilgus metus, tai daugelis taip ir nelabai žinojo. Radome tik tai tokios labai, sakykime, taip, tokios šykščios informacijos, kur buvo šiek tiek paskelbta kažkada tai sovietmečio, ten švyturyje buvo tokia žinutė, lyg tai viena iš kino, sakykime, istorijos tyrinėtojų, tokia nuoroda, kad ta informacija tokia lyg tai ir buvo žinoma, bet ji buvo neišviešinta ir tikrai plačiai visuomeniai nebuvo žinoma. Taip kad mūsų Gerardas Bagdonavičius pasirodo nusifilmavęs yra tuose begarsiuose filmuose. Dabar, aišku, mums svarbu ir įdomu būtų sužinoti ir tų filmų pavadinimus, galbūt netgi yra išlikusių tų filmų, jeigu ne visi, tai bent jau fragmentai ir tiesiog pasižiūrėti, kaip jis atrodo tuose begarsiuose filmuose. Tai irgi būtų mūsų kaip ir tokios paieškos ir informacijos rinkimo, sakykime, rezultatas, jeigu tai pavyktų surasti, tai būtų labai įdomu.